ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Ramybėje melskimės viešpačiu. Viešpatie pasigailėk. Ramybės iš aukštybių ir mūsų sielų išganymo viešpatį maldaukime. Viešpatie pasigailėk. Tėvus visame pasaulyje šventų ir jo bažnyčių klestėjimo ir visų vienybės viešpatį maldaukime. Viešpatie pasigailėk.
kartu kartams viešpatauja. Garbė Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, ir dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Viengimis Sūnau ir Dievo žodį nemirtingas būdamas, ir tikėsis dėl mūsų išganymo, priimti kūną
Viešpats mano garbė, mano stiprybė, jisai išganimas mano. Prokėmenas tonas ketvirtas, tėvų giesmė. Pašlovintas ir gyriaus vertas esi tu Viešpatie, mūsų tėvų Dieve, bus garbinamas tavo vardas per amžius. Dieviška išmintis. Skaitinys iš Šventojo apaštalo Pauliaus laiško Kolosiečiams. Dėmėtimi, Broliai, kai apsireikš Kristus jūsų gyvastis, su juo ir jūs pasirodysite šlovingi. Numarinkite, kas jūsų nariuose žemiška, išpirkavimą, netyrumą, aistringumą, piktą pageidimą, taip pat godumą, kuris yra stabmeldystė. Dėl šių dalykų ateina Dievo rūstybė netikėjimo vaikams. Jūs irgi kadaise taip elgėtės, gyvendami tarp jų, bet dabar visą tai pameskite: piktumą, nirtulį, nelabumą, piktžodžiavimą, nešvarias kalbas nuo savo lūpų. Nebemeluokite vienas kitam, nusivilkę senąjį žmogų su jo darbais ir apsivilkę naują, kuris atnaujinamas tobulam pažinimui pagal savo kūrėjo paveikslą. Čia jau nebėra nei graiko, nei žydo, nei apipjaustyto, nei neapipjaustyto, nėra barbaro, skito, vergo, laisvojo, bet visa ir visuose Kristus. Alleluja, alleluja, alleluja. Išgirsta Viešpats tave, sielvarto Dieve, tesaugo tave Jokūbo Dievas. Viešpatie, pergalę duoti valdovui, mums atsiliepti tą dieną, kai tave maldausim. Dieviška išmintis, stovėkime toliau, pasiklausykime Šventosios Evangelijos, ramybė visiems. Ir tavo dvasiai. Skaitinys iš Šventosios Evangelijos pagal Luką. Garbė tau, Viešpatie, garbė tau. Dėmėkimės. Jėzus pasakė palyginimą. Vienas žmogus iškėlė didelę puotą ir pakvietė daug svečių. Atėjus metui puotauti, jis pasiuntė tarną pranešti pakviestiesiems: ateikite, jau viskas surengta. Tuomet jie visi kaip vienas pradėjo atsikalbinėti. Vienas jam tarė: nusipirkau dirvą ir būtinai turiu eiti jos apžiūrėti. Meldžiu mane pateisinti. Vėl kitas sakė: pirkau 5 jungus jaučių ir einu jų išmėginti. Meldžiu mane pateisinti. Trečias tarė: vedžiau, todėl negaliu atvykti. Tarnas sugrįžęs viską pasakė šeimininkui. Šis supyko ir įsakė tarnui:
skubiai eik į miesto aikštes ir skersgatvius ir vesk čionai visus vargšus, paliegėlius, aklus ir luošus. Tarnas ir vėl pranešė, šeimininkė, kai buvai liepęs padaryta, bet dar yra vietos. Tada šeimininkas tarė tarnui, eik į kelius bei patvarius ir varuot varyk, kad mano namai būtų pilni. Sakau jums, nė vienas iš anų kviestųjų žmonių neragaus mano vaišių. Garbė tau viešpatie, garbė tau. Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Laukimo metu, kada mes išgyvenam Advento laikotarpį, laukiam šventų kalėdų, laukiam Viešpaties gimimo šventės ir iškilmės, skaitomas šitas palyginimas. Kaip tik pačiu metu mes laukiam. Ir štai tas žmogus iškėlęs puotą pakvietė daug svečių. Ir jie taip pat laukia, kada jau reikės ateiti konkrečiai. Ir tas suruošęs viską pasiuntė tarną. Iš anksto žinota. Ir staiga visi tie trys atsisako. Paėmus atskirai, tai, kad žmogus nusipirko dirvą, tai labai šaunu, labai gera. Lygiai kaip ir jaučius nusipirko. Taip pat labai gerai, kad yra tokia galimybė. Ir tai, kad verda žmogus, nejaugi sakytume, kad tai nėra svarbu. Svarbu. Bet jie buvo jau pakviesti. Jie žinojo, kad reikės ateiti ir žinojo, kad reikės tam, žinoma, skirti laiką ir turėjo tai padaryti, kad niekas netrukdytų jiems dalyvauti toje šventėje, toje puotoje, didelėje puotoje. Neeilinį kartą ten susirinkti, tai gal iš tikrųjų galėtų ir kitą kartą palauks. Nieko tokio, vieną kartą ten neteisiu, bet čia yra didelė puota, labai svarbi. Ir štai jie neatėjo. Žinodami kiekvieną kartą, kad artėja sekmadienis, tai mūsų kaip krikščionių prievolė skirti tą dieną maldai. Ir žinoma, vėl visko būna, bet turėtume tikrai labai pasverti, ar tai, kas įvyko ekspromtu mums, neplanuojant, nelaukiant, tikrai yra svarbiau nei ta puota, į kurią pakviesti esame, tarkim, dieviška liturgija. Ar tikrai kažkas, kas mūsų kelyje atsiranda, iškyla, vertesnė yra negu ateiti ir melstis, negu bendrauti su Dievu. Štai turėtume visada tai pagalvoti. Yra pasakyta, kad štai, kadangi tie neatėjo, tai šeimininkas supyko ir sakė tarnui miesto aikštėse, skersgatviuose pašaukti žmonės ir čia jie išvardinti yra. Vargšai, paliegėliai, akli, luoši. Apie tuos kviestuosius taip nebuvo pasakyta, kad jie kažkokie tai, bent jau vieni iš šitų aklų, luošų, pavargėlių. Reiškia, čia turima omeny, kad va tie žmonės kviestieji ir štai šitie, kuriuos paskui jau, kada kviestieji neatėjo, tai liepė surinkti, surasti, pašaukti. Jie atrodytų, kaip mes kartais galvojam, tokie paliegėliai, akliloši, netokie kaip visi. Tai štai, kada mus pašaukia
Dievas kažkur tai puota, o mes neateinam. Ir Danijos karalystėje, kad stosim jo akivaizdu, mes matysim, kad ten pilna tokių aklų, raišų, paliegėlių, vargšų. Tai yra tų, kurie buvo netokie va čia. Ir aš apie juos maniau, kad šitie yra neverti. Ir jie va čia bus, ir jie kartu su manim. Bet tai, kad tu neatėjai. O jie atėjo. Jie va tie akli, raiši, kurie lyg ir nematytų, lyg ir negalėtų prieiti, bet kada juos pakvietė, jie atėjo. O tu neatėjai. O taip mums bus pasakyta. Ir todėl tie, kurie atrodytų neverti, nekvietė savo laiku, jie pasirodo tapo vertesni už mane. Labai svarbi mintis. Mes juos nuvertinam, jie niekas yra mūsų akimi žiūrint. O pas Dievą ateiti jie atsiliepė ir atėjo, o aš ne. Taigi, o tas laukimo metas, mes irgi laukiam, kada mus pakvies, kada ateisim toji iškilmė Jėzaus gimimo šventė. Štai, kažkaip turim pasiruošti. Ir niekas neturi sutrukdyti mums švęsti tą dieną. Ir čia nebūtent, turime omeny, kad tą dieną daugiau aš nieko ten neturėčiau, juk reikia taip, gal aplankysiu kažką, tai nueisiu pas kažką į svečius, bet aš ir švęsiu šitą iškilmę, švęsiu šitą įvykį. Ir niekas negali sutrukdyti man tai padaryti, nes aš pakviestas esu. O svarbiausia, niekas negali arba neturėtų mano vidų taip sudarkyti. Aš ruošiuosi švęsti, ruošiuosi ateiti į iškilmę, vidų mano taip sudarkyti, kad aš negalėčiau švęsti. O būnagi taip. Atrodytų ir laiko yra, ir jėgų kiek yra. Bet viduj kažkas tokio įvyksta, kažkas susidarko, išsidraiko taip, tokia betvarkė ten atsiranda, kad aš nebegaliu ramiai švęsti. Mane užima kažkas kita. Ir pasidaro svarbiau. Ne ta nuotaika, viskas, kitos mintys. Ir vat tame yra tas pasiruošimas. Todėl šeimininkas ir iš anksto pakvietė. Gal susirinksim. Ir paskui tarnas skirta dabar jau. Tai štarkim 25 dieną gruodžio jau ateis žinia, o tas tarnas, angelas, Dievo išsiųstas mums jau pasakys, mes išgirsim, kad gieda jau kalėdinės giesmes. Ir turėtume ateiti. Taigi ruoškimės taip, kad mes galėtume ateiti. Ir ateiti švęsti, o ne tai, kad staiga išaušo tas rytas, oi, taigi šiandien kalėdos, o aš dar nežinia ką dariau, nežinia kaip, ne aš čia pasiruošęs, o svarbiausia vidum, ar aš pasiruošęs? Ne, kažkas kita dabar mane jaudina ir ten betvarkė didelė. Nėra tos ramybės, nėra tos galimybės man susikaupti ir visą dėmesį sutelkti į Jėzų, kuris gimė. Todėl ruoškimės. Šiandien yra šventųjų protėvių sekmadienis. Antras sekmadienis iki kalėdų. Kitas sekmadienis bus šventųjų tėvų. Čia Senojo testamento laikais gyvenę, bet tikėjimu gyvenę žmonės laukia Mesijo, laukia išganytojo, kurie tuo tikėjimu gyvena ir taip gyvena, kad ir aplinkiniams perdavė tą nuotaiką, tą laukimą. Mesijo, mes turime ateiti. Kada? Mes jau žinom kada, o jie dar nežinojo. Ir tai buvo taip iš kartos į kartą, per daugybę šimtmečių, tūkstantį.
nusvilti rankos taip, kad šneka daug kas, ką šneka, bobšė bus nežinia. Bet jų tikėjimas buvo toks, kad ir patys tuo gyveno ir kitus įkvėpė, nežiūrint, kad nesulaukė. Jie jau ten dangui sulaukė. Taigi, jie, šitie pranašai, protėviai, Senojo testamento tikėjimo žmonės, maldos žmonės, jie atsiliepė į tą kvietimą. Laukit, tuoj aš pakviesiu jūs į didelę puotą. Ir jie laukė visą savo gyvenimą. Numirė. Taip, bet laukė iki paskutinės dienos čia žemėje. Paskui ten dangui lengviau laukti. Bet laukė taip, kad ir kitus įkvėpė. Štai juos ir prisimenam šiandien. Jie atsiliepė į tą kvietimą. Net nežinodami, kada tai bus. Nujausdami, kad bus, taip bus. Kada, klausė jų turbūt ten ir kaimynai, to meto žmonės, kada bus? O jis sako, bus, tikėkit, ateis. Jisai žadėjo, Dievas pažadų savo laikosi. Bus. Ir štai su tokia nuotaika jie numirė ir perdavė tai kitoms kartoms. Už ką mes dėkingi esam jiems. Štai kaip reikia laukti, štai kaip reikia tikėti, štai kaip reikia gyventi, kad ir kitus įkvėpti. Ir kiti to tikėjimo pasisemtų ir juo gyventų, o ne atsikalbinėtų, tai aš ten koks atsirado čia reikalas, tada vis paskui ateisiu, atleis man, kaip šitie kviestieji sako, šį kartą atleis, kitą kartą ateisiu, vedžiau, ten dar kas nors. Pasirodo, čia toks svarbus pokylis buvo, tokia puota didelė, o tą palyginimą juk Jėzus papasakojo. Tai reiškia, apie ką jis kalbėjo? Apie Dievo žmogaus santykį. Tik tokiom suprantamų žmogui formuluotėm žodžiais kategorijų. Kad reiškia į tą didelę puotą neateiti. Nebuvo svarus argumentas net tai, kad vedžiau. Tugi lauki, atidėk, vestuvės atidėk, kad jos tau nesutrukdytų ateiti. Atidėk savo pirkinius, atidėk ten dar ką nors. Paskui tai padarysi, nes tu turi susirikiuoti savo prioritetus. Ir vėl grįžtam prie tos minties. Ar Dievas mūsų gyvenime yra pirmoje vietoje? Jeigu taip, tada visą kitą bus savoje vietoje. Gal truputį kitų laikų negu aš planuoju, kitų laikų negu aš norėčiau, bet bus. Bet tai jau po Dievo. Tai Dievas pirmoje vietoje turi būti. O jeigu ne, tai tada taip ir išeis, kad mes ir jaučius turėsim, ir žemės susipirkę turėsim, visko turėsim. Bet kai ateisim į dangaus karalystę, ir yra tokia, ar buvo, bent jau seniai buvo tokia laida, kai pabaigoje laidos vedėjas klausdavo, jeigu paskutinis klausimas visiems kviestiems svečiams į laidą, bet kviesdavo po vieną, kiekvienoje laidoje, ir visiems užduodavo vieną ir tą patį paskutinį laidoje klausimą. Štai tu atsiduri taip Dievo akivaizdoje, stovi prieš Dievą, ir ką tu jam pasakysi? Ir kai kurie kažką rimto pasakydavo, kai kurie galbūt net dažniausiai pajuokaudavo, tai aš jam tą pasakysiu, o aš jam sakysiu labas, o aš jam dar ką nors pasakysiu, štai aš čia atėjau. Taigi. Bet čia yra juokas ir nesąmonės. Kadangi jeigu iš tikrųjų aš stosiu Dievo akivaizdu, amą prarasiu. Pasakyti jam kažką. Va tie žmonės, kurie malda gyvena, kurie gyvena laukimu, kad štai pagaliau ateis laikas, aš jį regėsiu. O kada jau ateina tas metas atsisveikinti su šitų gyvenimu, jis džiaugiasi, iš pagaliau einu pas Dievą, be kurio negalėjau gyventi visą gyvenimą ir taip įmyliu, kad greičiau aš jį noriu regėti, susitikti su juo. Tai čia maldos žmonės.
Tie, kurie laukia visą savo gyvenimą to susitikimo. O tie, kurie nelaukia, kurie nebendravo, kuriems galbūt tas kvietimas į puotą, Eucharistijai, komunijai švęsti, dar kitokius susitikimus, tiesiog maldos laikui pabendrauti su Dievu, vis būdavo tokie atsikalbinėjimai. Paskui, aš dabar svarbesnių reikalų turiu. Paskui. Ir tas paskui niekada neateina, nes kada galvojam, kad pensijoje kažkur tai bus daugiau laiko, tada jau versijos, tai įpročio nėra. Atėjo ta pensija, visas gyvenimas kitaip nugyventas. Ir vėl lyg ir nejaučia to poreikio. Nugi gyvenimą kažkaip nugyvenau. Ir toliau nugyvensiu, nieko čia tokio. Ir štai matau, žmogus stoja Dievo akivaizdu. Ir kaip jis jam pažvelgs į akis, vaizdžiai tariant, kad visą gyvenimą šitaip aš paskui su tavim pabendrausiu. Dabar šiandien tu man nereikalingas, aš turiu svarbesnių reikalų. Atostogų važiuoju. Arba nusipirkau, kad nors reikia instrukciją paskaityti. O paskui maldai laiko ir nebeliko, nes jau nieko norisi. Bet kaip instrukcijos nepaskaityti? Įsigyto daikto naudojimo instrukcijos. Ir dabar įsivaizduokime, kad tas žmogus stoja Dievo akivaizdu. Ir Viešpats klausia, kodėl su manim tu nebendravai? Ir jis ką pasakys, kad tu žinai, neturėjau aš laiko. Ir tas buvo, ir instrukcija reikėjo paskaityti, ir televiziją pažiūrėti, ir pasivaikščioti išeiti, ir dar ką nors padaryti. Ir vardinsi visus savo reikalus. Ir tuo metu, dabar jie yra svarbus, paėmų šeimai, vesti svarbu, šeimą sukurti, žemę nusipirkti, ne bet kas, ne duonos net parduotuvė nusipirkti, čia iš tikrųjų rimtai labai. Bet visą tai stojus Dievo akivaizdu pasirodys toks, nes taip nesvarbu, toks šiukšlynas, kad gėda bus pasakyti apie tai, gėda bus išsižiojus ištarti tos žodžius Viešpatie. Aš kiekvieną vakarą kažkaip pripratęs buvau ten išeiti pasivaikščioti, bet to aš neužmigčiau. Argi mes taip pasakysim Viešpačiui? Mes be amo būsim. Mes pulsim geriausiu atveju kniupsti, nežinodami, ką ištarti. Vienintelis dalykas tik Viešpatie, pasigailėk manęs nusidėjėlių. Aš neturiu kuo pasiteisinti, visiškai neturiu kuo. Viliuosi tik tavo meilės ir gailestingumo. Tik toks gali būti susitikimas. Mane lepti tikrai labas ir netarkas. Ten nebus jokių tokių. Čia nepažinom, ten nepažinsim. Taigi, kaip svarbu tas laukimas, kaip svarbu ta nuotaika, nusiteikimas, tos krypties atradimas, gyvenimo krypties, kur link aš einu, kur link ir kaip ruošiasi mano siela. O dabar Kolosiečiams girdėjau laišką, kur pasakyti, kad mes turim nusivilkti tą senąjį savo, aš senąjį žmogų apsivilkti naujų. Tai kaip drabužių naujų mes apsivilkam. Kokia tai šventė. Kaip kitaip mes jaučiamės. Kiekvienas taip pasakys. O tai tas išorinis, tai mūsų toks nusiteikimas, jis labai priklauso nuo to. Aš einu ten kažkoks sulapšytas ir dar koks, ar einu naujo drabužių, tvėstančių, gražių, švarių. Tai lygiai taip ir sielos nusiteikimas. Kada mes nusivilkam tą senąjį, nuodėmingai, tos savo norus numetam į šalį. Aš noriu to, ano trečio. Ne, aš ir atmetu. Visą tai ateis savo laiku, bet po Dievo. Ir kada aš apsivilku naujų savimi, kuris tikrai gyvena Viešpatyje. Kur pasakyti, ir dabar nėra nei graiko, nei judėjų, nei apipjaustyto, nei apipjaustyto, bet visur ir visame Jėzus Kristus. Vat tokiu savimi, kad aš apsivilku, o tada tikrai švęsiu.
garbinti Tėvą ir Sūnų ir Šventąją Dvasią, dabar ir visados ir per amžių amžių. Mylėkime vienas kitą, kad vieningai galėtume išpažinti. Tėvą ir Sūnų ir Šventąją Dvasią, vienas ir nedaloma trejybė. Duris, duris, išmintingai dėkime. Tikiu į vieną Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės viso, kas regima ir neregima kūrėją, ir į vieną viešpatį Jėzų Kristų, vienintelį Dievo Sūnų, prieš visus amžius gimusį iš Tėvo, šviesa iš šviesos, tikra Dievo iš tikro Dievo, gimusį nesukurta vienasnį su Tėvu, kai visa yra sukurta, dėl mūsų žmonių ir dėl mūsų išganymo nužengusi iš dangaus. Ir įsikūnijusi iš šventosios dvasios ir mergelės Marijos ir tapusi žmogumi, valdant Poncijui ir Pilotui dėl mūsų nukryžiuota, kentėjusi ir palaidota, kaip skelbia raštai trečiąją dieną prisikėlusi iš mirusiųjų, įžengusi į dangų ir sėdinti Tėvo dešinėje, ir vėl garbėje ateinanti gyvųjų iš mirusiųjų, teisi jo karalystė neturės pabaigos. Ir į šventąją dvasią viešpatį gaivintoją, kylančią iš Tėvo, garbinama ir šlovinama su Tėvu ir Sūnumi, kalbėjusia per pranašus, į vieną šventą visuotinę ir apaštališką bažnyčią. Išpažįstu vieną krikštą nuodėmėms atleisti, laukiu mirusiųjų prisikėlimo ir būsimojo gyvenimo amžinybėje. Amen. Melskimės Viešpačiui. Viešpatie pasigailėk. Apsaugok, išgelbėk, pasigailėk ir globok mus Dieve savąją malonę. Viešpatie pasigailėk. Visų šios dienos atlaigos, šventos, ramos ir vienuodėmės Viešpatį prašykime. Suteik viešpatie. Ramybės angelo ištikimo vadovo mūsų sielų ir kūnų sargo Viešpatį prašykime. Mūsų nuodėmių bei klaidų dovanojimo ir atleidimo Viešpatį prašykime. Visų, kas gera bei naudinga mūsų sieloms ir taikos pasauliui Viešpatį prašykime. Ir atlikusi savo gyvenimą ramybėje ir atgailaudami nugyventume Viešpatį prašykime. Krikščioniškos mūsų gyvenimo baigties, be kančios, negėdingos, ramios ir gero atsako prieš baimę keliančią Kristaus teismo krasę prašykime. Tikėjimo vienybės ir šventosios dvasios bendrystės išprašę patys save ir vienas kitą ir visą mūsų gyvenimą Kristui Dievui paveskime. Ir leisk mums, valdove, be pasmerkimo drįsti šauktis tavęs, dangiškojo Dievo Tėvo ir
pasaulį gelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš. Taip pat tikiu, kad tai yra tyriausiasis tavo kūnas ir garbingiausiasis tavo kraujas. Todėl meldžiu tave, pasigailėk manęs ir atleisk man mano nusižengimus, padarytus laisva valia ar nevalingai, žodžiu, darbu, sąmoningai ar nesąmoningai. Ir leisk man be pasmerkimo būti tyriausių tavo slėpinių dalininkų, nuodėmių atleidimo ir amžinajam gyvenimui. Amen. Tavo slėpiningos vakarienės dalininkų priimk mane šiandien, Dievo Sūnau. Šio slėpinio tavo priešams neišduosiu ir nepabučiuosiu tavęs kaip Judas, bet kaip tas plėšikas tave išpažįstu. Prisimink mane, Viešpatie, savo karalystėje. Ten Viešpatie tavo šventųjų slėpinių priėmimas, ten neužtraukia man teismo ar pasmerkimo, bet lai suteikia sielos ir kūno išgyjimą. Amen. Kristaus kūną priimkite, iš amžinybės šaltinio gerkite. 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 Alleluja, alleluja, alleluja. Viešpatie padėk savo tautai, paveldą savo palaimink. Išvydome tikrąją šviesą, įėmėme dangiškąją dvasią, atradome tikrąjį tikėjimą, garbiname nedalomą trejybę, nes ji mus išgelbėjo.
Dieve amžių karaliau ir visų kūrėjų, dėkojame tau už visas geradarystės, kurias mums dovanojai ir už skaičiausiųjų ir gyvybę teikiančių tavo slėpinių priėmimą. Maldaujame tave gerasis žmonės mylintis, išsaugok mus tavo globos sparnų šešėlyje ir leis mums iki paskutinio savo atodusio tyra sąžinę priimti tavo šventenybės nuodėmių atleidimo ir amžinajam gyvenimui. Nes tu esi gyvenimo duona, šventumo šaltinis, gėrybių davėjas ir tau šlovę mes teikiame su Tėvu ir Šventąja Dvasia, dabar ir visados ir per amžių amžių. Viešpaties palaiminimas iš jo malonės ir meilės žmonėms esi ant jūsų visais laikais, dabar ir visados ir per amžių amžių. Garbė tau, Kristau Dieve, mūsų viltyje, garbė tau. Garbė Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, ir dabar ir visados ir per amžių amžius. Amen. Viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk, viešpatie pasigailėk. Amen. Prisikėlęs iš mirusiųjų Kristus, tikrasis mūsų Dievas, skaičiausiosios savo motinos, šventųjų šlovingų ir garbingųjų apaštalų, šventųjų Jono Auksaburnio Konstantinopolio arkivyskupų, šventųjų teisiųjų Senojo testamento laikų protėvių, kuriuos šiandien minime, šventųjų teisiųjų Jokimo ir Onos ir visų šventųjų maldų užtavimų, te pasigailė ir te išgelbsti mus, nes yra geras ir mylintis žmonės. Amen. Mūsų Tėvui ir šventenybei Konstantinopolio arkivyskupui ir visuotiniam patriarchui Baltramiejui, Dievo saugomai mūsų šaliai Lietuvai, atsakytojai iš žmonės, šio šventovės garbūnai ir tarnams, ir visiems krikščionims
prisiminus